Sveiki bičiuliai, šį kartą nerodysiu jokių pasikrovimo ar nusikrovimo darbų, o tiesiog važinėsiu su savo sunkvežimiu ir parodysiu jums keletą vaizdų. O kam neįdomu, netingėkite pabraukti pirštu. Taigi toks va tas vilkiko vairuotojo darbas. Sėdi, žiūri pro langą. Kartais va tai pasiseka, pietus priveža iškart į darbo kiemą. Čia yra Amsterdamas, prie Šipolio oro uosto. Lėktuvėliai be perstojo, kyla ir leidžiasi kažkur. Na, o sėdint ir bežiūrint pro langą, ir į Paryžių įvažiavau. Kažkokiais neaiškiais statybiniais keliukais. Sudėtinga čia būna. Pats nemėgstamiausias miestas tai Paryžius. Bet yra į ką paspoksoti. Senos upė, kur nesenai olimpiečiai murkdėsi. Visokie tuneliai. Ir šiaip visokio grožio. Va, centras, matosi. Eifelis kažkur ten kairėje liko. Na, o truputėlį už Paryžiaus man būna linksmiau. Medžiai žalesni kažkokie gražesni, oras šiltesnis. Va. Dabar 25 laipsniai, spalio vidurys. Karvutės savo žolės kabo. Va. Prancūziškai parašyta, nenešti iš namų šiukšlių maišų ir nedėti. Ach, tie prancūzai. Na ir miesteliai čia žavingi. Žinoma, vairuoti vilkiką itin nepatogu. Na ir kaipgi be vynogynų. Va, kažkoks aparatas raško vynogės. Čia jų daug. Net va, žiedas padarytas. Vynogėm apsodintas. Nu, į vieną lauką nutariau nueiti, pasižvalgyti. Čia, kiek žinau, jau nurinktos vynogės. Greičiausiai su tuo aparatu, traktoriuku, kur matėm. Bet traktoriukas visko nepamato. Dar vynogių yra. Jos pasirodė man labai skanios, tokios saldžios ir sultingos. Nuėjau į kitą vynogių lauką. Čia jau vynogių nebepamačiau. Sąžiningai nurinktos. Bus daug prancūziško vyno. Nu, yra Prancūzijoje vietų, kur laukuose kitokių kultūrų nei vynogynų nepamatysi. Vairuoti tokiuose miesteliuose nenuobodu. Siaura būna, mašinų nemažai pristatyta šalikelėje. Ir tikrai nemažai tų greitai ribojančių kalniukų. Bet pats bjauriausias dalykas, kai reikia iš tokio keliuko įsukti į kurią tai kitą šalutinę gatvelę. Tada būna rimtas iššūkis. Na ką, nusibodo sėdėt ir spoksot pro langą ir reikia pailsėt. Tai patinka tokie privatus parkingėliai. Prie jo yra restoranėlis. Dažniausiai jie būna labai jaukus, skirti vairuotojams. Paukščiukai čiulba, upeliai bėga. O viduje laukia maistas ir vynas. Iš tų pačių vynogių, kurios matėm. Štai. Skanumėlis. Na, o paragavęs vyno ir visokio maisto skanaus, dar nutariau Grimbergeno kažkokio tai ekskliuzyvinio. Limituoto leidimo vaisių skonio. Taigi, kol vyno ragavau ir sutemti spėjo, o aikštelė neapšviesta, nors mokama. Na ką, einu miegoti. Saldžių sapnų. Čiau.